Ar Matyti iš genrangovo, kas turėtų vis tiek kažkokią įžangą padaryti. Tai gerai, tai žodis jum, turbūt esate pasiskirstę, kaip ten pristatymas įvyks, tai klausom. Ir dar trumpai klausimas, iš pačios Anykščių savivaldybės taip pat yra, ar ne, prisijungusių žmonių, tai paprašytume irgi pristatyti, ar esate čionais? Labą dieną, esu iš architektūros urbanistikos skyriaus Dalia Vileikienė. Ar girdite mane? Taip, malonu, Dalia, ačiū. Ir tada žodis turbūt. Sveiki, iš mūsų pusės turėtų dabar Aurelijus, projektų vadovas, tarti žodį. Aš nežinau, ar Aurelijus yra prisijungęs, ar viskas gerai. Taip, aš prisijungiau, sveiki, atsiprašau iš automobilio, tai be vaizdo, bet tada trumpai priminsiu, turbūt dalis komisijos narių žino, Anykščių rajono savivaldybėje darnaus judumo planą pradėjome rengti dar 21 metais, kai buvo galiojančios senosios gairės, atlikę dalį darbo, tai yra pirmąją analizės dalį buvome sustabdę paslaugos teikimą, be laukdami naujų rekomendacijų. Dėl to iš dalies gavosi tam tikras uždelsimas tiek pačio plano rengimo eigoje ir galbūt tas šiai dienai esantis galutinis variantas, jis toksai gavosi kompleksiškas iš dviejų dalių, kai pirmoji buvo rengta dar pagal senesnes rekomendacijas, o paskui rengiant antrąją dalį jinai buvo adaptuota ir pabandyta pilnai suformatuoti pagal dabar galiojančias rekomendacijas. Pačiam klientui Anykščių rajono savivaldybėje sudarytam komitetui planas buvo pristatytas. Pristatymo metu buvo keletas pastabų, kurios jau šitoj plano redakcijoje yra ištaisytos. Galbūt Martynas pristatinėdamas pačius sprendinius jos paminės. Tai papildomo tilto atsiradimo galimybė plus tam tikrose gatvėse galimybė sprendinių leidžiančių judėti ir stambesniam transporto žemės ūkio technikoje, kadangi tai yra specifika pačio Anykščių miesto. Tai trumpas intro yra toksai, Martynas Marozas, mūsų urbanistikos subrangovas, jisai iš esmės pristatys pačius bendrojo plano sprendinius ir mano kolega Jevgenijus, jeigu bus klausimų iš dalies techninės arba skaičiuojamosios iš veiksmų plano, tai pabandysime atsakyti tada į kylančius klausimus. Tai trumpas intro toksai ir tada turbūt Martynai perleidžiu žodį tau. Gerai, sveiki, tai malonu po beveik 2 metų pagaliau šito projekto tiesiai kažkaip. Tai aš galbūt iš karto pasidalinsiu ekranu. Tada greitai perbėgsiu, ką mes esame nuveikę, kodėl. Taip, tai mato žemėlapį, ne? Taip. Jo, gerai. Tai čia yra kaip ir Anykščių miestą, kadangi tai nėra didelis miestas, tai yra tiesiog kai kurie dalykai, kurie tinka tenai didesniems savivaldybėm, visiškai yra nepritaikomi Anykščių mieste, arba reikia tada kažkaip tai labai kūrybiškai žiūrėti į tam tikrus dalykus, tai ir tos teminės dalis, kai kurios jos galbūt nėra logiškos, tokia mastelėje spręs, bet vienaip ir kitaip, judumas vienas yra iš tų dalykų, kas Anykščiam kaip yra visai svarbu, ir Anykščiai yra tokia dvilypė savivaldybė. Iš vienos pusės tai visai yra toks gyvybingas ir ekonomiškai aktyvus miestelis, miestas, kuris tiek turi tokią pakankamai stiprią ir vietos ekonomiką, ir nemažai ir aktyvę vietos bendruomenę. Iš kitos pusės yra patraukli vieta savaitgaliniam tokiam turizmui arba apskritai tokiam viso regiono pažinimui. Ir šitoje vietoje mes matom, kad egzistuoja tokie kaip ir du pakankamai skirtingi šito miesto veidai. Vienas yra tas, kaip miestas atrodo savaitės dienomis, o kitas, kaip miestas atrodo savaitgaliais. Ir šitoje vietoje tada ir gaunasi, kad pas mus atsiranda tiek toksai rekreacinio judumo per brūkšnį planas, tiek tokio kasdieninio judumo planas. Ir šitie dalykai, nepaisant to, kad
jie labai daug kur vietų persidengia, ne, bet tos judumo zonos tiek savaitgaliniam, tiek kasdieniam turizmam jos šiek tiek skiriasi. Nu ir kai darėm šitą judumo planą, pas mus atsirado tokie kaip pakankamai 3 tokios erdvinis toksai sugrupavimas, ne, tai iš pradžių pradėjom kalbėti, okei, gerai, tai kokios yra tos judumo zonos, tai čia galima kalbėti ir apie kažkokius transportinius rajonus, ne, tada galim kalbėti apie gal zoną be automobilių, zoną su sumažinta CO2, zonas, kur daugiausiai gyventojų gyvena, ne, mokyklų prieigas ir panašiai. Tada kalbėjom taip pat antrą tokią grupę, tai judimo jungtis, ne, tai kaip žmonės juda tarp įvairiausių taškų. Nu ir yra būtent tie judumo taškai. O kadangi Anykščiai pakankamai yra didelis miestas, tai galima netgi yra susirinkti taip duomenis, sužiūrėti, kiek kiekvienoj įmonėje Anykščiuose, pavyzdžiui, dirba žmonių. Ir taip pat apsiklausėm ir visas viešas įstaigas, kurios yra Anykščiuose, kiek maždaug jos lankytojų sulaukia per dieną ir taip toliau. Nu, kad turėtų daugiau mažiau tokį aiškesnį supratimą. Ir tada pradėjom nuo tokio apsibrėžimo gerai, tai kokios yra mūsų tos skirtingos judumo zonos. Tai viena yra zona, sakom, kad gerai, jeigu eina kalba apie iš tikrųjų tokį tvarų miestą, tai vis tiek reikėtų kažkaip apibrėžti, kurioje vietoje yra tas centras. Tai kiek diskutavom su Anykščių miesto savivaldybė, tai logiškiausia apibrėžti centrą yra, kad sutapatinti su teritorijų planavimo dokumentais, konkrečiai su Anykščių miesto bendruoju planu. Nu ir centro zona, jinai yra beveik tokia pati, kaip ir bendrajam plane pažymėta miesto centro zona. Tai mes šitoj vietoj vienaip ar kitaip tai sukuriam tą zoną be CO2, ne, taip kaip tai apibrėžiama ES politikos gairėse. Nu ir tai turėtų atsirasti maždaug iki 2030 metų. Tada Anykščiai turi tokį nepaprastai jaukų, mažytį ir gražų senamiestį, kurį mes įsivaizduojam, kad, nu ir dabar tenai automobilio eismas nevyksta, jisai ten yra toks senovinis brukas ir galbūt logiškai išvis tai padaryti zoną be automobilių pradžiai visiškai nedidukė ir tada tą zoną be automobilių taip pat ištęsti į Baranausko aikštę. Kitos yra svarbios zonos, tai visos yra mokyklų prieigos, nes svarbu, kad vaikams į mokyklą ateit būtų saugu, tai reiškia, kad jeigu šalia mokyklos yra kažkokia pagrindinė gatvė, tai yra svarbu mums apsibrėžti tą teritoriją aplink mokyklą ir tada ją traktuoti kaip tokią prioritetinę zoną, kur mums tas saugumo priemonės reikia taikyti. Kitas yra galbūt didesniem miestam, tai kaip ir taikomas dalykas, bet dabar yra tai park and ride, ne? Bet šitoj vietoj, kadangi yra labai nedidelis miestas, tai mes tiesiog nenumatom kažkokių brangių sistemų ir panašiai, tai yra daugiau toksai kaip park and walk, nes miesto centre automobilių stovėjimo vietų numatyti yra pakankamai sudėtinga ir iš tikrųjų neverta, kai kelių šimtų metrų atstumu yra ten prekybos centro aikštelės, kur taip pat dalis žemės yra valstybinė, tai tiesiog galbūt galima pasinaudoti jau esamom automobilių stovėjimo aikštelėm, nu ir dienos metu jas traktuoti kaip park and ride kažkokią tas aikšteles. Tai tada susiregistravom visas automobilių stovėjimo vietas Anykščiuose. Nu ir miesto centre tų naujų automobilių stovėjimo vietų neplanuojam, apskritai naujų stovėjimo vietų neplanuojam. Vienintelis dalykas, kas keičiasi, tai kad visos automobilių stovėjimo aikštelės turėtų turėti bent kažkiek elektromobilių krovos aikštelių. Nu ir kitas yra visai svarbus dalykas, tai mes esame apsibrėžę tas pagrindinės gyventojų koncentracijos vietas. Nu ir čia kaip ir kiekviena mieste klasika, tai yra sovietmečiu statyti daugiabučių rajonai, kurie kartais viršyje kitų rajonų intensyvumą ir mes manom, kad geras pasiekiamumas tiek visuomeniniu transportu, tiek dviračiu, tiek pėsčiomis turėtų būti prioritetas. Tai būtent šitų sovietmečių statytų mikrorajonų sąsaja su miestų centru ir pagrindiniais lankytiniais objektais. Tai reiškia, kad
įrengę tiek dviračių takus arba juos smarkiai pagerinę tose vietose, kurie dabar įrengti, nes kai kur jie galbūt ne visai atitinka tokios gerosios praktikos. Tai iš pradžių siekiama pagerinti būtent judumą čia esantiems žmonėms, tame tarpe ir elektromobilių krovimo aikštelių įrengimą, kad tenai nebūtų tokių kažkokių laidų tempimus per langą į ten viešas aikšteles ir panašiai. Taip pat yra svarbus dalykas, tai mūsų yra kaip pagrindinė centrinė zona ir mes ją įsivaizduojam kaip tokio pagerinto vaikštomumo zoną, tai reiškia, kad visoje šitoj centriniai zonai yra prioritetas teikiamas pėstiesiems. Ne? Yra taip pat tenai važinėja per miesto centrą dėja ir sunkiasvorė žemės ūkio technika, bet mes taip turim keletą pasiūlymų dokumente pagrindiniam, kur matosi, kaip galime išspręsti. Ne? Tai kad tas vidurys yra užvažiuojamas, bet kad ta gatvė, nepaisant to, kad ten turi pravažiuoti stambiagabaritės tos transporto priemonės, bet vis tiek atsiranda vietos ir dviračių takui ir kitiem dalykam. Kai eina kalba apie judumo jungtis, ne, tai pakeliui į centrą ir tai dažniausiai smarkiai susisieja su esamų mokyklom arba esama socialinė infrastruktūra. Tai visos gatvės, kurios veda, pavyzdžiui, nuo stoties į centrą, tada kurios ten Vilniaus gatvė, tada Biliūno gatvė, ne? Visos pagrindinės gatvės mes jas įsivaizduojam nuraminto eismo koridorius. Tai reiškia, kad turėtų būti taikomas visos eismo raminimo priemonės ir mažinamas transporto priemonių greitis. Tada kitas yra visai svarbus dalykas, tai yra dviračių jungtis. Tai Anykščiai turi tokį pakankamai gerai išvystytą rekreacinių dviračių takų tinklą, bet reikia iš tikrųjų čia šitoje vietoje ir nesustoti, bet taip pat plėsti ir kasdienio judumo centrą. Tai tos dviračių takus numatom absoliučiai palei visas pagrindinės gatves, o D kategorijos ir mažesnių kategorijų gatvėse yra tik tai viso labo keletas variantų. Tai vienoje vietoje numatom tokį kaip dviračių gatvę, ne? Tai reiškia, kad toks kaip gaunas kaip dviračių greitkelis, kur automobilio eismas yra apsunkintas, yra prioritetas teikiamas dviračiam, o visos kitos iš esmės yra kaip ir bendram sraute. Tada, kai eina kalba apie judumo taškus, tai šitoje vietoje mums ir buvo labai svarbu identifikuoti tuos pagrindinius miesto judumo taškus, kur žmonės juda, kur leidžia laiką ir kažkaip pabandyti juos suvilioti, galbūt rinktis skirtingą tą tvaresnę judumą. Tai vienas iš jų mes, toks kaip ir pagrindinis, matyt, tokia ambicija, tai kad esamą tą autobusų stotį paversti į tokį kaip darnaus judumo hubą. Tai reiškia, čia galbūt labai taip skambiai pasakyta, bet pagrindinis tikslas yra tai, kad atvažiavimas į autobusų stotį ir transporto priemonės pakeitimas, jisai būtų kuo įmanoma sklandesnis. Tai šitoje vietoje siūloma numatyti ir tiek automobilių įsidalinimas aikšteles, kad galbūt tu atvykęs iš kažkokio kito miesto galėtum būtent palikti tą dalinimos automobilį šitoje vietoje. Tada persėdimas ant nuomojamo dviračio, ten keleivių išleidimas, persėdimas į autobusą, kuris Anykščiuose jau yra dabar nemokamas. Ir taip pat keletą tokių kaip sukūrimas, kurie leistų pasiekti visus pagrindinius lankytinus objektus savaitgaliais, o kartais ir savaitės dienom. Tai čia šitoje vietoje yra tos kelios priemonės, kurios yra orientuotos ir tą savaitgalinį atvažiavimą į Anykščius. Ir taip pat yra autobusų stotelių tinklas, kurio mes iš esmės siūlom nekeisti. Jis dabar jau ir dabar taip pakankamai tankus ir mums atrodo, kad gal
ir visai efektyvus ir iš esmės atlieka savo funkciją. Tiesiog siūloma yra dirbti ties dažnumu ir tų kokybę. Tai taip trumpai, kas yra dar matyti Anykščiam, tik tai būdinga, kadangi jau dabar yra, čia yra nemažai ir tokių turistinių lankytinų objektų, yra ir puntukas, taip pat yra dviračių takas iki pat puntuko ir mūsų tikslas yra tas, kad žmonės, jeigu ir atvyksta savaitgaliais, tai kad jie būtų viliojami ir galėtų išbandyti absoliučiai visas transporto priemonės. Tiek keltą upę iki pat puntuko ten ir atgal, kas galėtų būti visai tokia kaip ir smagus būdas palikti automobilį stoty. Ir taip pat geras pasiekiamumas pėsčiom, ten prioritetas pėstiesiems miesto centrinėje zonoje ir begalė kitų ir mažų dalykų. Tai va, ir yra vienas šitas suvestinis brėžinys ir matyt tiek iš manęs, galbūt kolegos dar papildys dėl detalių. Negirdžiu irgi. Taip, ačiū Martynai. Aš savo ruožtu norėčiau parodyti 2 judumo planus teritorijų, kurios mes remiantis šiais sprendiniais dėliojame. Tai dabar pasidalinsiu skaidrėmis. Taip, ar matote skaidres? Taip. Tai, iš esmės, kaip Martynas ir išvardino, siūloma yra tikrai daug sprendimų pagal visas tematinės dalis. Kai mes dėliojam judumo planų teritorijų variantus, mes iš esmės matėme 2 pagrindinius alternatyvas skirtumus, kurioje galėtų skirtis. Tai yra būtent miesto apvažiavimų problemos sprendimas, nes šiuo metu Anykščiai yra išsidėstę ant regioninių kelių sankryžos ir todėl sunkiasvoris tranzitinis transportas tikrai labai daug važiuoja per miesto centrą. Ką mes norėtume išvengti, tai buvo apsvarstytos 2 alternatyvos. Viena alternatyva tai yra statyti jau seniai suplanuotą miesto apvažiavimo aplinkelį miesto vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tai šis sprendimas bus plano variante B. Ir tai paprastesnį variantą, tai yra tiltą šiaurinėje miesto dalyje, kuris leistų neįvažiuojant į centrą, bet taip pravažiuojant kitomis Anykščių gatvėmis, apvažiuoti miesto istorijomis. Tai šis variantas yra plano teritorijoje A, iš esmės dėl kainos skirtumas, šis variantas yra beveik 20 milijonų eurų pigesnis. Bendrai visi sprendiniai iki 22 metų, skaičiuojant 22 metų kainomis, sudarytų 49 milijonus eurų. Tokie stambesni projektai tai būtų dviračių takų įrengimas, tai būtų gatvių profilių keitimas. Abu šie variantai sudaro daugiau nei 2/3 visų sąnaudų. Ir aišku, pats tilto įrengimas su privažiavimais, kuris leistų pašalinti sunkiasvorį transportą iš miesto centro, irgi sudaro nemažą sumą, tai yra 10 milijonų eurų. Ir variantas B, kuris, kaip ir sakiau, skiriasi tik transporto, sunkiasvorio transporto miesto centre problemos sprendimu, tai yra miesto apvažiavimo aplinkelio įrengimas. Mūsų skaičiavimais tas aplinkelis kainuotų arti 27 milijonų eurų ir bendrasis sprendinių sąnaudos padidintų iki 66,5 milijonų eurų. Visi kiti sprendiniai, kurie čia yra išvardinti, jau Martynas pristatė, todėl aš čia tikriausiai nenorėčiau apsistoti ir
nebent Aurelijus dar norėtų kažką pasakyti ir lauktume jūsų klausimus. Ačiū. Aurelijau, ar norėsite tarti žodį, ar galime pereiti prie klausimų? Galime pereiti, papildyti, neturiu bent jau šiuo momentu. Gerai, dėkoju. Ačiū už išsamų pristatymą. Kaip suprantame, turbūt pagrindinis akcentas darnaus judumo plano, kaip ir paminėjo Martynas, tai yra į vaikščiojimą, taip, ir į dviračių skatinimą, naudojimą dviračių skatinimą. Tai ką aš matau iš veiksmų plano ir pirmas klausimas mano būtų gal toksai. Matau daugybę kietųjų, pavadinkim, priemonių, infrastruktūrinių pasiūlymų, jo kaip įsigyti tam tikras transporto priemonės, dar kažką įrengti, kažkokią infrastruktūrą. O kaip su minkštosiomis priemonėmis? Nes jeigu mes akcentuojamės į skatinimą dviračiais ir pėsčiuosius, tai turbūt tas behavior changing ir tas pokytis visas, jis, mano nuomonė, yra svarbu numatyti ir tas minkštasias vadinamas priemonės. Aš turiu omeny renginius kažkokius, tai socialinius, bendruomenių, integracijos kažkokius projektus, pilotinius, kažkokius, tai nežinau, akcijas, atrakcijas, galų gale, jeigu kalbam apie saugumą ir tą perėjimą prie dviračių, tai turbūt aktualu labai yra mokyklos švietimas, į tose įstaigose tam tikrų projektų, švietėjiškų, integracija, skatinimas vaikus važiuoti dviračiais ir panašiai. Ar sakykit, čia kažkur ar praleidau, ar vis dėlto buvo paminėtos ir tos minkštosios priemonės? Ačiū. Taip, tai iš tikrųjų, kaip atskirą tokią priemonę minkštą mes nenumatėme, tačiau, aišku, niekas nedraudžia tai irgi atlikti ir kuriant infrastruktūrą. Yra numatyta minkštoji priemonė dėl saugumo skatinimo, tai yra skatinant žmonės laikyti kelių eismo taisyklių, tai tokie renginiai yra numatyti. Iš tikrųjų, kai mes darėm mūsų analizę, ką mes pamatėm, tai kad pagrindinė problema, kuri galėtų atbaidyti žmonės nuo darnių judumo būdų pasirinkimo, tai tikriausiai būtų visgi infrastruktūra. Nes, iš tikrųjų, pats miesto tas dydis, jis tikrai palankus ir judėti ir dviračiais, ir paspirtukais, bet, pavyzdžiui, ypač mažas šaligatvių plotas arba aukšti bortai prie sankryžų. Tokie dalykai pirmiausiai apsunkina judėjimą dviračiais ar pėsčiomis, todėl mes pirmiausiai į tokią infrastruktūrą ir orientavomės. Yra iš tikrųjų dar kita tokia minkštoji priemonė, tai parkavimo apmokestinimas, kur iš esmės reikia daryti visą miesto centre, nes dabar yra tokių paradoksų, kad žmonės gyvena maždaug už 500 metrų nuo darbo vietos, bet į darbą važiuoja automobiliu. Tai ir čia tol, kol yra nemokama parkavimo vieta šalia tavo darbo vietos, tol tas dalykas nepasikeis. Bet, kaip ir visi dalykai, aš pavyzdžiui, man neapsiverčia liežuvis prašyti ten arba edukuoti, kad reikia važiuoti į mokyklą arba į darbą dviračio, jeigu, pavyzdžiui, nėra infrastruktūros tam arba, elementariai, pavyzdžiui, yra pavojinga. Tai kai kuriuose vietose, kur, aš nesakau, kad čia yra ten kažkokia drama, bet kai kur tikrai tas sunkiasvoris transportas juda šiek tiek per greitai, reikėtų iš pradžių užtikrinti ten tų dviratininkų saugumą, o tada matyti, kalbėti apie tos infrastruktūros geresnį įveiklimą. Bet kaip ir rodo daugybę atvejų, tai jeigu atsiranda infrastruktūra, tai atsiranda tada ir infrastruktūros naudotojai labai greitai ir tada pamatoma, kad tos infrastruktūros yra netgi ir per mažai. Tai matyt, pirmas, tai, kaip pasakyti, iš visų diskusijų, kiek teko turėti, tai žmonės žino, ne? Ir tos edukacijos kartais atrodo, kad net nelabai ir reikia. Žmonės žino, supranta, labai sunku kažką naujo pasakyti, bet tik tai, kai eina kalba apie praktinį įgyvendinimą, tai labai dažnai tada iškyla tokios praktinės problemos ir tada labai sunku net suformuluoti tuos atsakymus, kad jais ir pats tikėtum. Jeigu pats ir netikim, tai greičiausiai tada ir atsiranda tokie dokumentai, kurie yra daugiau dėl pliuso, ne? Bet įpročiai vis tiek čia per dieną jų nepakeisi, tai tos akcijos arba
įvairiausi renginiai Anykščiuose jau dabar vyksta. Tai Anykščiai pakankamai aktyviai, jau ir dabar, net ir be plano, daro visokius renginius ir kartais tą Baranausko aikštę uždaro ir ten atvažiavimus susiorganizuoja, kažkokių ten didelių problemų nėra, bet norėtųsi, kad dabar būtų ir dabar toks aiškesnis pagrindimas, kodėl tai yra daroma ir tai tas minkštosios priemonės tai tikrai bus svarbu, bet be investicijų infrastruktūrą tai kartais tai būtų taip nesąžininga iš tų naudotojų atžvilgiu. Ačiū. Šiaip galėčiau sutikti, kad būtina sukurti alternatyvą ir tą infrastruktūrą, kaip patys sakot, kaip pirminį, taip, kažkokį tai kaip pirminį stepą, bet mes turim nepamiršti visumos, nes nesvarbu, kad daroma, bet tai yra darnaus judumo skatinimo planas, kuris vis tiek turi būti paminėta, kad gal pirmiausia sukurkim infrastruktūrą, bet paskui nepamirškim palaipsninio visuomenės integravimo ir įpročių keitimo taip pat, nes tai yra labai svarbu, nes netgi jeigu kalbant apie patį apmokestinimą, mes irgi čia turim visokių patirčių, kalbant ir per reguliacinę prizmę, visuomenė yra jautri mokesčiam papildomėm, jautri uždarimam, tai yra labai svarbu atitinkamai juos informuoti ir iš anksto informuoti, ir tai irgi galėtų padėti tam tikri kažkokie bendruomeniški renginiai, kažkas supažindinimui, ne tai, kad padariau, apmokestinau ir tada sakau, žiūrėkit, turėsit mokėti, taip, bet tas palaipsninis perėjimas prie to, kad visuomenė nebūtų jautri tam žingsniui ir tam pritartų, tai tos minkštosios priemonės tokios, jos mano nuomonė ir supratimu yra super svarbios. Tai tam tikrose, kai jeigu kalbam apie apmokestinimo įvedimus, tai netgi prieš turėtų būti minkštosios priemonės ir tada integracija jau pačių kietųjų. Jeigu kalbam apie atsiradimą dviračių ten takų ar kažko, ar ten panaikinimo parkingo, irgi tu turi turėti pagrindimą ir jeigu tu įdėsi indėlio to per tą emocinę prizmę, tai manau, kad bus labai svarbu. Tai aš vis dėlto prašyčiau, kad atsirastų kažkokia pastraipa, nebūtinai aiškus renginiai, nebūtinai bet tas toks skatinimas, nepamiršti, kad tai yra svarbu ir kad toliau tai vyktų, galbūt galima palikti laisvę savivaldybėm, kad jie ten pasirinktų, koks renginys, nerenginys, ten akcija, atrakcija, važiavimas, dar kažkas, tai tada mano prašymas būtų, jeigu vis tiek įdėkit kažkokią pastraipėlę ties veiksmų arba ties veiksmų planu tokį kaip veiksmą, kad tai turi būti. Pagalvokit, kaip ten galėtų tai atsirasti. Šiaip galbūt yra logiška, kad kiekvienai iš priemonių turėtų vis tiek atsirasti kažkoks komunikacijos ir biudžetas, kuris iš esmės kiekviena ta kietoji priemonė turi kažkokią softinę savo tą dalį, nes tai vis tiek daug nekainuoja. Būtent, bet tas reikalinga. Nes, čia, žinai, susiaurinsi gatves, tai kaip ir geras daiktas, bet su bloga komunikacija blogas daiktas tampa. Tai aš apie ką ir kalbu, tai norėčiau šitą, kad jūs pasižymėtumėt ir turbūt nebus sudėtinga apie tai tiesiog kažkur integruoti, aprašyti. Kitas dalykas, mes kalbam apie 32 metus imtinai, tai ko aš pasigėdau ir galbūt norėčiau išgirsti, galbūt tiesiog kažko neišskaičiau. Jūs kalbat apie ekologiškumą, viskas gerai, važinėjimas dviračiais, pešiom ir panašiai. O ką galvojat apie ateinančias inovacijas? O kur čia yra kažkokia tai galima inovacijų integracija? Ar jūs nematot būtinybės, nematot kažkokių tai ateinančių dalykų kaip dronų tono, dar kažko, kas galbūt efektyvintų tam tikrus sprendinius, mažintų, nežinau, pavyzdžiui, suteikdami kažkokias logistinės paslaugas, mažintų sunkvežimių ten kažkur mieste ar dar kažko. Aš nežinau, tiesiog ar kažką galvojate per inovacijų prizmę, nes dabartiniam veiksmų plane tai neišskaitau kažkokių inovacijų galimų, kurios ateityje, pavyzdžiui, kalbant apie 32 metus, tikiu bus aktualios. Tai mano atsakymas būtų panašus. Ta prasme, kad tiesiog dėl Anykščių dydžio ir tų problemų pobūdžio poreikis, mes pirmiausia matom poreikį sutvarkyti tą infrastruktūrą, kuri yra arti žmogaus, kurią žmonės nuolat naudojasi. Inovatyvių sprendimų taikymas iš tikrųjų, aš sakyčiau, jis galbūt būtų net nereikalingas Anykščiuose šiuo metu, nes ten... Atsiprašau, bet mes, Evgenijau, labai atsiprašau įsiterpsiu, bet mes nekalbam šiuo metu. Mes kalbam praktiškai beveik apie 10 metų laikotarpį.
Taip, aš suprantu, bet vėlgi iš tos infrastruktūros, vadinčiau, bazinės, kuri yra reikalinga, jos sukūrimo mastai tikrai užtruks, tai neįvyks per 3 metus viso to plano įgyvendinimo. Todėl vėlgi ir nematydami ypatingo poreikio ir galvodami apie tą bazinę infrastruktūrą, mes labai taip ribotai kokias inovacijas arba taip inovacijos siūlymai. Pirmiausia, jeigu kalbėti apie ITS, tai čia būtų susijęs su užtikrinimu tų zonų, apie kurias kalbėjo Martynas, tai yra mažos CO2 emisijos zona ir zonos vėl automobilių užtikrinimas, nes tam vis tiek reikėtų užtikrinti privažiavimą aptarnaujantį transporto ir vietiniams gyventojams. Ir kas liečia parkavimus, aikštelės, tai parkavimo vietos apmokestinimo. Žinokit, aš nesupykit už komentarą, bet jūsų planas tikrai puikiai parengtas, viskas gerai, bet jis man toks šiandien, žinot. O jeigu kalbam ir apie atnaujintas gaires ir visą kitą, tai mes šiek tiek turim galvoti ir apie net ne tai, kad rytoj, bet po tų 7-8 metų ar kiek, nes infrastruktūra ir visa kita, tarsi realiai mes vis tiek žiūrim į ateitį ir kažkiek tų sprendinių, nepaisant to, kiek tai kainuotų, nekainuotų, bent jau kaip opcijos pasiūlymo, aš manau, mes turim integruoti, mes negalim gyventi čia ir dabar, kas mums reikalinga status quo. Nebent nežinau, gal klausimas savivaldybė, ar jų nuomonė ir jų noras yra pasilikti prie status quo ir būti tuo, kuo esu šiandien, negalvojant apie to, kuo galiu būti rytoj. Nes, ta prasme, iš esmės, man atrodo, kad neaprašius, nepasiūlius, tikrai sunkiau ateis tos idėjos ir galimybės, negu plane užakcentavus galimybės tam tikras. Tai aš tiesiog, galvodama, kad reikėtų galvoti apie rytojų, siūlyčiau galbūt įdėti bent kažkokių pasiūlymų formą. Net nebūtinai, jeigu ne veiksmų plane ir jeigu neturim pakankamai lėšų ar kažko, tai yra daugybė galimybių per projektinės veiklas, per kitus dalykus kažką tais integruotis. Žinoma, kaip visur reikia noro ir palaikymo, bet gal kažkur tekste galėtų tai inovacijų dalis kažkokia atsirasti. Tai čia tiesiog mano nuomonė. Aš nežinau, Dovilė norisi gal, Renata, Dovilė, ar norite replikuoti į mano pasisakymus, ar tiesiog turite klausimų? Tai jeigu yra norinčių replikuoti, tai prašau, o jeigu ne, tai tada aš kaip ir beveik baigiau, galėsim suteikti tada Renatai žodį, jei užduoti klausimą. Aš noriu replikuoti šiek tiek. Taip, Dovilė. Nes tų priemonių tikrai yra pakankamai daug ir jos yra tikrai naujos tam pačiam plane ir mažos taršos zonos ir visokie kiti dalykai, kurių šiai dienai mes Lietuvoje tikrai nelabai turim. Ir tas pats planas, jisai nuolat gali būti peržiūrėjimas, atnaujinamas, tą numato ir jūsų parengtos gairės. Tai aš kažkaip galvoju, kad nėra taip, kad mes dabar čia surašom tą planą 10 metų į priekį ir jisai yra nepajudinamas, reaguojant į visas aktualijas, inovacijas ir panašiai, jis gali būti juk atnaujinamas ir papildomos tam tikromis naujomis priemonėmis, o dabar, daugiau jisai taip realistiškai sudėliotas į tuos akcentus, galbūt tai, ko reikia artimiausioje, nežinau, vidutiniai perspektyvoje ir ryšium su tuo, ką ir pati savivaldybė planuoja ir ten, kur yra gyventojų poreikiai. Tai manau, tai visai tos investicijos ir tie sprendiniai, manau, yra pakankamai realistiški ir būtina tą padaryti ir planas gali būti papildomas. Vėliau dar norėsiu užduoti klausimą dėl investicijų. Tai gerai, tai tada aš pasidalinu savo įžvalgom dėl tų inovacijų. Aš tikrai būčiau linkus jums pagalvoti apie tą inovacijų dalį. Jeigu mato dauguma, kad tarkim ten to poreikio nėra, jeigu galima matyti ir ką, taip aš sutinku, galima. Tai vis dėlto apsvarstyti. Aš galbūt noriu labai trumpai tada apie inovacijas ir apskritai apie ateitį. Tai žiūrint iš judumo perspektyvos, tai fokusas vis tiek yra kolektyvinis transportas. Nes individualius transportas, ir priėjusių reikia parkavimo vietos. Tai, žodžiu, jeigu turim kuo įmanoma daugiau tokio individualaus transporto, tai reiškia automobilių vienokią ir kitokią formą, tai tuo tada turėsim daugiau infrastruktūros
tiem objektam, ne, kad jie galėtų judėti keliu. Tai tikslas matyti yra tos dalinimosi sistemos ir aš, pavyzdžiui, pasakyti, kokios naujos dalinimo sistemos bus po 10 metų. Tai, žinot, sako, jeigu nori žinot, kaip bus ateitis, ne, tai gali yra du dalykai. Vienas yra nueit pas būrėją, ne, o kitas nusisamdyti konsultantą. Tai aš nežinau, ar nei vienas iš kitų, nu, greičiausiai yra tiesiog, kad svarbu planą turėti pakankamai lankstų, tam, kad jisai turėtų pakankamai tokį vertybinį stuburą gerai sukaltą. O tada, ką ant jo pakabinsi, ar tenai bus kažkoks dronas, ar ten dar kažkokia nauja transporto inovacija, ar ten kažkokie batai su ratukais, nežinau. Yra tiesiog, man atrodo, kad infrastruktūros sukūrimas, nu, pavyzdžiui, prieš 10 metų Vilniui nebuvo kalbos apie paspirtukus elektrinius, nes tiesiog nebuvo tokio dalyko. Ir buvo tiesiami tik tai, buvo pradėti tiesti, ne, tik tai dviračių takai. Ja? Dabar dviratininkų yra tikrai smarkiai padaugėja, bet taip pat ir paspirtukininkų padaugėja. Tada ten visokių ant vieno rato važiuojančių, tada elektrinių riedlenčių. Tai konkrečiai apie tas priemonės, kokios atsiras, tai aš įsivaizduoju, kad tai priklauso nuo tokių inžinierių kūrybiškumo. Bet kai eina kalba apie, nu, tokį bendrą stuburą, nu, tai tikslas yra, kad žmonės kuo įmanoma daugiau vaikščiotų ir jeigu naudojasi transportu, kad jisai būtų maksimaliai kolektyvinis arba dalinimas. Gal norėčiau tiesiog, jo, Martynai, vieną repliką. Pavyzdžiui, jūs kalbate apie kolektyvinį, nu, tai pavyzdžiui, yra jau 2 metai ar 3 iš eilės yra konferencijos ir visur kitur kalbama apie, pavyzdžiui, jūs rašote ekologiškas kažkoks mažos talpos autobusiukas, ne, bet tai gal tiesiog užvedant ant kelio kaip inovacija, taigi dabar yra autonominiai tokie patys, pagal iškvietimą tokie galimybės ir panašiai. Tai jeigu tiesiog tą parašyti kaip tekste, kaip galimybę, nesvarbu, kad tai, ne, kad apsvarstant įsigijant tą autobusiuką, kad yra galimybė, kad jis būtų ir jau šiai dienai autonominis pagal iškvietimą, taip anaip, su appsu, be appso ir panašiai. Tai čia apie tai, bet aš tiesiog nenoriu įsivelti į tas, aš tiesiog siūlau pagalvoti, viskas gerai, labai norėčiau, kad užduotų ir kiti komisijos nariai klausimus, tai tiesiog neužimdama daugiau savo eterio, tiesiog pagalvokit gerai, nes jau dabar tų inovacijų tam tikrų yra, nebūtina jas akcentuoti, kad tai būtinai must, bet tiesiog jeigu atsirastų tam tikras kažkoks akcentas, būtų iš mano nuomonė būtų tikslinga. Tai dabar pirma kėlė ranką Renata, tai kviečiu užduoti savo klausimą. Negirdim, Renata? Taip, mikrofoną nenuspaudžiu. Aš Renata Kagienė iš aplinkos ministerijos. Kadangi labai skubu, tai aš taip tiesiog greitai turiu tokių porą pastebėjimų. Vat tiek priemonių plane gaila, vat jau neberodote tos skaidruolės, ten kaip tik labai gerai matėsi, yra numatoma naujų autobusų įsigijimas keliose vietose paminėta buvo pritaikant juos žmonėms su negale. Tai, kad pritaikoma žmonėms su negale, viskas labai puiku, bet tiesiog iškart kilo toks klausimas, o kokiusgi tuos autobusus vis dėlto bus, kokie tie autobusai bus perkami, ar tai bus elektriniai, ar dizeliniai galbūt, nu, visiškai kažkaip tam dėmesio nebuvo skirta, nes, nu, mūsų nuomonė tai kurorto statuso miestui iš tikrųjų tai tas dalykas labai svarbus. Kuo ekologiškesnis viešasis transportas. Tai čia toks vienas pastebėjimas būtų, o kitas pastebėjimas čia daugiau redakcinio pobūdžio dėl mažos taršos zonų. Tiesiog vat krenta į akį, kad vienur rašoma mažų CO2 emisijų zona, kitur mažos CO2 taršos zona, kitur tik mažos taršos zona. Tiesiog norėčiau trumpai paaiškinti, nes ta klaida, nu, jinai labai dažnai daroma, pač vat rengiant tos darnaus judumo planus. Galbūt, kai atsiras mažos taršos zonų nustatymo rekomendacijos, šitie dalykai bus visiems aiškesni, bet esmė ta, kad ir alternatyvių degalų įstatyme yra įvesta savoka mažos taršos zona. Ir šių zonų tikslas nėra mažinti CO2, o gerinti oro kokybę. O oro kokybei miestuose būtent įtaką daro kiti teršalai, ne CO2.
Tai yra kietosios dalelės svarbiausias ir pavojingiausias sveikatai teršalas, taip pat azoto oksidai. Čia būtent tie du pagrindiniai transporto teršalai. Tai jeigu būtų galimybė, tą reikėtų patikslinti, nes CO2 taip yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, jos irgi yra kenksmingos, veikia klimatą, bet būtent oro kokybei miestuose, kur dėl, sakykime, kamščių, dėl transporto eismo intensyvumo ta kokybė būna dažnai blogesnė, tai svarbus yra kiti teršalai. Tai čia toks patikslinimas. Tai tiek, o vat dėl tų planuojamų transporto priemonių autobusų įsigijimo, tai norėčiau, jeigu galėtų kažkas pakomentuoti, kas planuojama. Tai dėkoju, Renata. Aš sakyčiau, kad jūsų abi pastabos yra tokios labiau patikslinančios, nes kai mes skaičiavom sąnaudas autobusams ir berods tekste irgi tai yra minima, kad mes galvojam apie ekologiškus autobusus, dabar nepasakysiu būtent kokios, bet tai yra tikrai mažos, žali autobusai, vadinkime, be taršos, neskiriantis taršos. Tai mes šitą patikrinsim ir tekste tiesiog, ir skaidrėse. Ir taip pat su mažos taršos zonomis irgi patikslinsim, suvienodinsim sąvokas. Gerai, tada. Dėkui. Taip, dabar bandau pasižiūrėti, kas Zita turbūt pirmoji buvo pakėlusi po to ranką. Bet Dovilė, norėjai irgi paklausti apie investicijas. Tai nuleista jau ranka, tai gal, atsiprašau, Zita, gal duodam tada Doviliai klausimą užduoti ir tada Zita. Aš dar vieną komentarą prieš tai temą dėl autobusų, o Anykščiai turi savo autobusų parką, kad jie atnaujins transportą. Man čia biškai, ar aš kažko nesuprantu, ar jie turi savo autobusų parką, nes kiek man žinoma, tengi privatus vežėjai teikia pavėžėjimo, ar ne? Labą dieną. Tai čia iš savivaldybės Dalia Vileikienė. Taip, mes esam autobusų parką išnuomavę kitiems įrangos būdu ir jie dirba su mūsų pavėžėjimu. Tačiau vidaus miesto esantį autobusą finansuojame ir jo trasą ir viską tvarkomės savivaldybė. Tai mums toks automobilis, kuris kursuotų miesto teritorijoje arba atliktų kitus poreikius socialinius, tai čia yra jau mūsų daugiau sritis, nebe privačių kompanijų. Dėkoju už komentarą. Tai aš dar tiesiog trumpą klausimą dėl investicijų. Ar yra numatyta plane investicijos pagal finansinius šaltinius? Paskirstimas, vienas klausimas ir kitas klausimas. Ar negalvojote plane įvertinti ir kainų indeksavimą, žiūrint į tai, kad vis tik dažnai dabar jau ir daromi paskaičiavimai įvertinus kainų lygį ir tą potencialias investicijas. Dabar čia viskas pagal faktą paskaičiuota, kadangi dauguma priemonių yra infrastruktūrinės, akivaizdu, kad tas planas bus ženkliai finansiškai didesnis. Tai ar negalvojate ir tą įvertinti, kainų indeksavimą? Taip, tai finansiniai šaltiniai, tas paskirstimas pagal finansavimo šaltinius nėra numatytas plane. Tas kainas, mes viską paskaičiavom 22 metų kainomis ir visur tai eksplicitiškai rašom, kad čia būtent 22 metų kainos, atitinkamai tie sprendiniai brangs, nes dalis bus įgyvendinama po 10 metų. Iš tikrųjų, kai mes skaičiavome, tai buvo pats tas neapibrėžtumo ir kainų šuolio pikas, tai mums net buvo nedrąsu bandyti kažkaip projektuoti į ateitį, kiek tai galėtų pabrangti, ypač turint omeny, kad plane yra numatyti įgyvendinimo metai. Tai mūsų nuomonė, nebent kažkoks yra specifinis poreikis, tų kainų nurodymas vienų 22 metų yra priimtinas ir mažiausiai klaidingas. Čia dar papildant Dovilės komentarą, tai irgi įsiterpčiau, kad galbūt tas
sumos, tai gal ir, tai sakykime, lengvai koreguojamos ir nebūtinai, tas indeksavimas gal nėra tiek svarbu, bet manau, kad tikrai būtų svarbu nurodyti būtent tos veiksmų plane numatomų priemonių finansavimo šaltinius, kaip yra padaroma ir kitose darnaus judumo planuose, kad būtų daugiau aiškumo, nes dabar yra labai daug priemonių, bet iš esmės nėra aišku ir tikslu, iš kur potencialiai bus finansuojama, ar tai bus finansuojama tik iš Anykščių savivaldybės pačios, labai abejočiau, aišku, tai manau, kad reikėtų tą irgi išskirti. Taip, ir toliau tada Zita, prašau. Tai laba diena dar kartą visiems. Iš tiesų, aš taipogi paantrindama pirmajam Dovilės pasisakymui, norėčiau pritarti jai, kad planas pakankamai tikrai tvarkingas, kokybiškas ir kad visi tie infrastruktūriniai sprendiniai taipogi gana detaliai atvaizduoti plane, bet man taipogi, kaip ir Dovilei, buvo kilę labai panašus klausimai. Tai pirmas iš jų būtų toks, ar savivaldybės administracijos, finansininkai, biudžetininkai yra vertinę realų to planų įgyvendinimo, sakykime, realias galimybes, nes iš tikrųjų, kaip matome, bendra ta suma, jeigu iš beveik 50 milijonų eurų išdalinti per 10 metų, tai kaip ir daugmaž lygiai per visus metus pasiskirstų, išskyrus 25 ir 26, kur matome didžiuosius tuos finansavimo srautus, tai ar iš tikrųjų yra vertinta, kiek tai realu įgyvendinti būtent visas tas priemonės, nes, kaip ir buvo minėta, ar savivaldybės biudžeto finansavimo tokios galimybės būtų, kiek aišku iš RRF planuojama, sakykime, pasinaudoti realiai. Ir tai toks ar vertinta. Ir antras klausimas, irgi su to susijęs, ar derinta buvo su regionų plėtros planu, kaip žinia, regionai rengiasi plėtros planus, pažangos priemonės, tai iš tikrųjų ar nėra kažkokio tai prasilenkimo ir ar tikrai buvo derinta. Ir dar toks, nežinau, pastebėjimas vienas, jūs irgi įvardinate, kad autobusai ir tai ten infrastruktūra turėtų būti pritaikyta žmonėms su negalia, tai labai gerai, bet kiek aš pamenu, pas mus tai yra ir žmonėms turintiems specialiųjų poreikių, ne vien tik tai žmonėms su negalia, bet ir, sakykime, vykstantiems, su mažais vaikučiais, su vežimėliais ir visa kita. Tai čia gal irgi truputėlį dėl savokos taip pasisvarstyti, bet pirmieji du klausimai, tai ar vertino savivaldybės finansininkai tą realų įgyvendinimą ir kiek iš kurių finansavimo šaltinių būtų galima tų priemonių realiai įgyvendinti ir ar suderinta su regionų plėtros planais. Tai gal savivaldybės atstovai. Aš norėčiau atsakyti trečią klausimą ir tada atsakyti Aurelijui pirmus du. Tai dėl specialiųjų poreikių ar dėl žmonių su negalia, tai mes patikrinsim dar kartą sąvokas, bet kiek aš atsimenu, visur turėtų būti nurodyta, kad čia yra pritaikymas specialiaisiais poreikiais, bet galėjo kažkur neišlaikyti tas sąvokos nuoseklumas. Bet mes patikrinsim ir jeigu reikia pakoreguosim, ir dėl pirmų dviejų klausimų norėčiau Aurelijos prašyti. Pakomentuoti. Tai mes iš tikrųjų matom, kas liečia regioninius plėtros planus, kadangi galutinė faktiškai versija darnaus judumo plano buvo metų pradžioje, jinai parengta, o darnaus judumo planai dar tik tai, jeigu ne darnaus judumo regionų plėtros planai dar tik tai eigoje tvirtimo, tai galbūt tai detaliai tiksliai ir nebuvo sužiūrėta, galbūt reikėtų papildomai atkreipti dėmesį, kažkokių esminių prieštaravimų, tai tame tikrai nėra, bet dar kažkurios priemonės ten neišsiskiria, galėsime dar pasižiūrėti, o dėl finansininkų iš tikrųjų negaliu atsakyti, savivaldybei planas buvo pateiktas, tai jeigu jie vertino, galbūt dalį galėtų kažką papildomai pakomentuoti. Tokio tikrai finansinio išsamaus analizės nebuvo, tačiau mūsų komitete buvo svarstoma, dalyvavo ir mūsų savivaldybės atstovai ir bendrojo ūkio atstovai ir statybos atstovai ir tikrai visi mes į tai žiūrėjom ir analizavom, ar mes pajėgus būsime savarankiškai tą įgyvendinti. Tai aišku, tikrai
Nemanau, tačiau tikrai aktyviai dalyvausime regiono planuose ir visose kitose priemonėse, kur būtų galima pritraukti investicijas. Ačiū labai už atsakymus. Tai gal mano toks truputėlį sureagavimas būtų. Iš tikrųjų, taip reikia būtinai įsivertinti, nes aš kaip ir minėjau, 2 metai 25-26 yra pakankamai reikšmingas investicijų tas rautas numatytas ir netgi įvertinus savivaldybės biudžeto galimybės, manau, kad tikrai dabar taip, aišku, nežinau tiksliai biudžeto apimties, bet tiek, kiek gali būti skiriama investicijų daliai, tai tikrai būtų nepakeliama našta. Kita vertus, RRF-as vėlgi yra labai aiškius sumos galimybės, vėlgi regionų planuose yra suplanuotos, tai tikrai reikėtų pasižiūrėti ir įsivertinti, nes norėtųsi, kad vis tik planas būtų bent jau didžiąją dalimi įgyvendintas ir pasiekti tie rezultatai. O šiaip, kai buvo pasiūlymas įvardinti finansavimo šaltinius, tai galbūt prie tų, nežinau, bendrų sumų kažkaip ar pamečių jūs čia jau labai susismulkinsite ir nežinau, ar tas duos labai didelės naudos, tai tie finansavimo šaltiniai tikrai būtų naudinga matyti. Šiaip rodiklių reikšmės yra numatytos pasiekti, tai aš gal daugiau tokių pastebėjimų ir neturėčiau. Ačiū visiems. Aš dar tada galbūt pakomentuosiu, kadangi visi truputėlį peržiūrėsim pačius skaičius ir iš tiesų bent jau tie, kurie šiuo metu yra žinomos priemonės ir kur matysim, kad galima aplikuoti, mes nurodysim, ar tai būtų RRF ar kitos galimos lėšos, tai tuo pačiu mes lygiai greičiai pasiderinsim truputėlį ir su savivaldybės finansininkais, kad tos sumos arba, tarkim, investicijų pasiskirstymas tarp savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų jos būtų adekvačios ir pagrindžiamas. Tai tikėtina, kad pačios plano sumos nesikeis, bet truputėlį struktūrizuojant galimus pajamų šaltinius, paderinsim ir pažymėsim. Tiesiog puiku. Ačiū. Ačiū tuomet. Taip, klausau. Aš galiu trumpą repliką. Ir Zitos klausimą, kodėl reikia derinti su regiono planais, nes Anykščių darnaus judumo planas nebus finansuojamas iš struktūrinės paramos, neįeina į tą 18. Neįeina, bet apskritai, ar neprieštarauja, čia tiesiog pasižiūrėti, ar nėra kažkokių prieštaravimų, prasilenkimų. Tai tik tai dėl to. Supratau. Taip, norėjau pasitikslinti. Ačiū labai. Tuomet žodį suteikiame Eduardui. Gerą vakarą, Lietuvos dviratininkų bendrija. Aš perskaičiau planą ir pasigėdau daugelio dalykų. Pavyzdžiui, nėra žemėlapio triukšmo taršos. Nėra tai kaip žemėlapį pateikta kaip lentelė. Tai norėtųsi matyti tą triukšmo taršą kaip žemėlapį. Cheminę taršą irgi norėtųsi matyti kaip žemėlapį. Kitas dalykas yra, pavyzdžiui, pateiktos schemos magistralinių kelių, 27 puslapyje, pavyzdžiui. Bet ten yra, matosi, kelių numeriai, bet nesrautai, kurie kerta miestą. Tai nesuprantu, kam tokia schema apskritai reikalinga. Nes natūralu, kad mes turime matyti ir jeigu norim kažką tai komunikuoti ir edukuoti žmonės, tai turi tas planas būti bent jau suvokiamas, kas tenai yra rodoma, o ne kažkokie tai atsitiktiniai skaičiai suvesti. Bet kuriuo atveju planui niekaip negalėčiau pritarti dėl netokių redakcinių pobūdžio problemų, bet tai, kad ten yra įrašyti visiškai su darna nederantis dalykai, tai konkrečiai Kisandratė aikštelės mokinių paleidimui prie mokyklų ir shuttle maršrutas. Tai yra, kur 1% gyventojų tik tai važiuoja viešuoju transportu, o miesto skersmuo yra 3 km, kažkokį tai leisti maršrutą, tai panašu, kad plano rengėjai arba plano užsakovai nesupranta, kam tie planai apskritai yra rengiami. Nes darnaus judumo planas yra rengiamas tam, kad miestas būtų su kuo mažesniam sąnaudom galėtų gyventi. Tai yra tvarumas. Tai yra, kuo mažiau bus daiktų, kurie genda, tuo yra daugiau šansų, kad tas miestas galės tos pinigus leisti žmonių geroviai. Tai su šitom dalimis aš niekaip tokiam planui negalėsiu pritarti, o iš redakcinės pozicijos tai sakau, kad reikėtų dar peržiūrėti, kodėl yra, pavyzdžiui, įdėtos vos nesankryžų rekonstrukcijos schemos, kur ten srautai, posūkiai kažkokie tai matomi, nesuprantu, kam to reikia darnaus judumo plane. Tai darnaus judumo planas yra strateginis dokumentas. Jame neturi būti rodoma, kaip kokia sankryža bus pertvarkoma. Jame turi būti pasakyta, kad sankryžą reikia pertvarkyti arba nereikia pertvarkyti. Tai ir viskas, toliau yra kitų žmonių darbas. Ir dar ko niekaip nesuprantu, aš galvoju, kad čia yra tyčiojamas iš rengėjų ar iš užsakovo, kad kombainams yra nustatyta
gatvės profilis. Tai yra 5 metrai kombainui. Tai akivaizdu, kad tai prieštaroje statybos techniniam reglamentui, bet ir mano manimu tai prieštaroje sveikam protui. Kam reikia važiuoti į Anykščių miesto centrą su kombainu? Kas nors gali paaiškinti? Tai turbūt mano visos pastabos. Ačiū, Eduardai, tada Gal gal tada galėtumėt galiu pakomentuoti. Aha, žinoma. Gerai, tai aš tada pabandau, buvo iš esmės 4, ne? Tai buvo Kiss and Ride, Shuttle, sankryžos pertvarkomas ir tada tas kombainas. Tai pradedam tada nuo lengviausio, ne? Tai nuo kombaino. Tai jo, taip, prieštarauja, bet problema yra ta, kad vietos ūkininkų yra nemažai, kurie turi laukus tiek vienoj upės pusėje, tiek kitoj upės pusėje. Ir tai yra svarbi Anykščių mieste grupė, su kuria vienaip ar kitaip reikia skaitytis. Alternatyvos nėra, ne, kuri būtų finansiškai kažkaip tai gyvybinga. Tai viena iš tokių nesuprantamo, ne, ir man galbūt mieste diskusijų, bet buvo vis dėlto apie sunkiosios žemės ūkio technikos apskritai pravažiavimą ir ten buvo daug diskusijų, ar daryti tada tas gatves pagal asterus, tokias kokias reikia, bet tada realiai visą rugpjūčio mėnesį nuo ryto iki vakaro turės stovėti policininkai ir tada reguliuoti eismą į vieną ir kitą pusę. Tai iš esmės iš kitos pusės tuos gatvės profilius buvo viena tokia iš diskusijų, kad padaryti vidurį užvažiuojamą, bet kad vis dėlto tas greitis būtų apribotas ir čia buvo kompromisas. Tada, kai eina kalba apie sankryžų pertvarkymą, tai taip pat buvo ir komitete nemažai diskusijų apie, o tai kaip čia dabar viskas atrodys, ar tilps, ar netilps ir panašiai. Ir vienas iš svarbių dalykų, nepaisant to, kad tai nėra būtina, nepaisant to, kad mes galėtume nepasakyti, kad reikia pertvarkyti šitą sankryžą, bet dėja taip neveikia, ne kartais reikia ir įrodyti arba parodyti, kad viena ar kita sankryža apskritai yra įmanoma pertvarkyti, kad ten tos vietos yra, nes tai yra amžina diskusija, kad ten nėra vietos, bet iš tikrųjų tos vietos yra. Dėl Kiss and Ride, tai miestas yra labai mažytis, bet jeigu pasižiūrėt į transportinius rajonus arba iš kur, pavyzdžiui, žmonės atvyksta į mokyklą, tai kai kurie atvyksta iš pakankamai toli ir yra, nepaisant to, kad tie žmonės, kurie gyvena Anykščių mieste, bet jie gali atvykti dviračiu arba pėsčiomis ir mes tą dalyką kaip ir skatiname, bet tos visos Kiss and Ride vietos arba mokinių išleidimo vietos, jos yra labiau skirtos tiem, kurie negyvena mieste, kurie atvyksta iš viso rajono. O šatlas, jisai yra daugiau priemonė tiem, kurie, nepaisant to, kad jo ten naudojimas, kaip rodo praktika, yra pakankamai nedidelis, bet vienaip ar kitaip savaitgalinius tas šatlas jisai tarnauja ne tik tai savaitės dienom, bet ir savaitgaliais. Ir savaitgaliais netgi dar labiau. Nes tikslas yra matyti suvilioti žmonės atvykti į Anykščius ne su automobiliu, o su visuomeniniu transportu iš skirtingų miestų. Ir turėti patogų būdą, kaip pažinti Anykščius arba Anykščių apylinkės tvariau. Ne? Tai ir čia vienas iš tokių, kaip ir visai svarbių yra dalykų, kad didžioji dalis Anykščių lankytinų objektų, jie yra pakankamai taip išsidėstę aplinkui miestą ir dėl to yra šiek tiek sunkiau pasiekiami. Tai tas vienas šatlo maršrutas, kuris leistų tuos visus pradžiai lankytinus objektus, o savaitės dienom galbūt ir tuos kasdienius, ten visokias ligoninės, mokyklas ir panašiai apvažiuoti vienu maršrutu. Tai šitoje vietoje reikia suprasti, kad mes čia nekalbame apie kažkokią labai sudėtingą sistemą, tai yra viso labo vienas nedidukas autobusiukas, kuris juda ratais, kuris gal ateityje ir galėtų būti, pavyzdžiui, netgi ir autonominis ir tiesiog važiuoti. Tai čia yra viena iš tų priemonių, kuri mūsų nuomonė jinai padėtų šiek tiek pervilioti dalį žmonių iš automobilio į tvaresnę transporto priemonę. Tai tokie atsakymai. Gerai, ačiū už atsakymus. Ar būtų dar norinčių paklausti? Aš dar vis tik tai patikslinti tada. Taip, Eduardai.
Dėl to šatlo noriu patikslinti, kad to šatlo paleidimui reikės ne tik tai transporto priemonę įsigyti, bet dar reikės ir vairuotojų atlyginimą. Vairuotojų, taip, Ir teisingai. ne vienam. Ir taip plane turėtų atsispindėti. Ir kai tai pradės atsispindėti, akivaizdžiai matysi, kad jokio tvarumo ir lėšų taupimo čia nėra. Čia nėra lėšų taupimas. Anykščių savivaldybė juk dabar nemokama. Nėra niekaip atskleista, kiek turistų atvažiuoja į miestą. Mano supratimu, aš pats dabar važinėju po Europą ir sustoju šalia miestų, su automobiliu važinėju, sustoju ir važiuoju dviračiu. Niekada net neieškau, ar jie turi šatlą, ar dar kažką. Tai čia kalbu apie didelius miestus. O kad kažkas važiuodamas į Anykščius tikrinsis, kad jie turi šatlą ir būtinai to šatlu pasinaudos, taip galima surasti žmonių, kurie to pasinaudos. Bet šatlą leisti tam, kad žmonės atvažiavę į Anykščius automobiliu kažkur tai persėstų ir važinėtų kitą transporto rūšimi, aš nemanau, kad tai apskritai yra prasminga, nes mano manimu tie srautai turistų nėra tokie reikšmingi, kad jie gadintų miesto vidinį susisiekimą. Tai tikrai ne iš šatlą reikia pinigus. Šnekant apie kombainus, norėtųsi pašnekėti dar apie tai, kad ar nėra niekaip atskleista būtent plane, kodėl yra vienintelis įmanomas sprendimas, tai yra per miesto centrą praleisti kombainą, kai jau yra ketinama statyti aplinkelę, kaip suprantu. Tai jeigu tie laukai, reikėtų pradėti, į kuriuos laukus jie važiuoja tie žmonės. Nes jeigu iš vieno lauko į kitą nėra visiškai jokios galimybės, gal reikia pasakyti kažkokį paprastesnį tiltą tiems kombainams pervažiuoti. Tai tarnautų ir kitiems žmonėms, o ne per miesto centrą visą rekonstruoti, kad kombainas tilptų pravažiuoti. Kitas dalykas, trečias dalykas. Dėl Kiss and Ride stotelių. Jūs teisingai minite, kad vaikai atvažiuoti turėtų į tas mokyklas tikėtinai ir iš rajono. Aš stebiuosi, kad šitame plane to nėra irgi analizuota, kiek tų vaikų atvažiuoja iš rajono, kiek ateina pėsčiomis iš paties Anykščių miesto. Tai šitas plane turi atsirasti būtinai, nes kitaip jokio pagrindimo nėra. Bet turėkite omenyje, kad vienam automobiliui reikia 6 metrų ilgio stovėjimo vietos, tie automobiliai turi atvažiuoti per 15 minučių, tai gali paaiškėti, kad Kiss and Ride stotelė yra tiesiog kvailystė, nes tai, kas yra padaryta Vilniuje, tai aiškiai matosi, kad tai yra būdas padaryti prie mokyklos betvarkę, kad visi kiti aplinkiniai, kurie pėsčiomis eina, kad jie kentėtų. Ir nebenorėtų eiti pėsčiomis, o irgi, kad juos vežtų. Tai pagalvokit gerai apie tai. Ačiū, Eduardai, tada už patikslinimus. Rengėjai turbūt įvertins, pagalvos ir pasižiūrės, kaip atliepti pačio komentarus. Sekantį klausimą norėtų užduoti Rasa. Rasa? Taip, jau buvo išsakyta, kad dėl specialiųjų poreikių ir žmonių su negale, tai labai prašyčiau peržiūrėti iš tikrųjų visam plane, kadangi vietom šnekam apie pandusus, ten minimi neįgalūs žmonės, tai neaišku, ar tik su judėjimo negale nepatogu tenais, ar vis dėlto ten ir kitiems tarp viešųjų erdvių kaip pavyzdys judėti, nes prie transporto atnaujinimo jau minimi žmonės su specialiaisiais poreikiais. Ir yra dviejose vietose, 67, sakyčiau, puslapis, trumpinys įdėtas ŽN, tai lyg ir visiems suprantama, kad žmonės su negale, tai to trumpinio niekur nebuvo, tai kažkaip suvienodinti būtų gerai tos dalykus, irgi techninė tokia pasidėlė. Ačiū. Ačiū, Rasa. Taip, dėkoju, dar kartą peržiūrėsime ir išspręsime visas problemas. Ar dar bus norinčių paklausti? Daugiau rankų nematau, Eduardai, čia turbūt tiesiog nenuleista ranka, teisingai? Gerai, dėkoju. Na tai atsižvelgiant į visus pateiktus pasiūlymus, pasvarstymus, galimybės ir komentarus, siūlymas iš komisijai būtų, manau, netvirtiname šiandien plano, atiduodame rengėjams tobulinti, pateiksime jiems protokolą su trumpais akcentais ir įrašą viso susitikimo tam, kad visiems lengviau ir paprasčiau būtų. Ir norėčiau pasiteirauti komisijos narių, ar sutinkate su siūlymu netvirtinti ir pakoregavus grįžti. Tai tas, kas sutinka, paprašysiu pakelti rankas, pasižiūrėti, ar yra dauguma. Taip, dar palaukime keletą sekundžių. Turime 11 pakeltų rankų. Taigi dauguma yra.
ir komisijos sprendimas grąžinti rengėjams tobulinti pagal pateiktus komentarus ir lauksime sugrįžtant į kitą komisijos posėdį. Ačiū Jums už skirtą laiką. Ar galiu paklausti? Taip, žinoma. Ar ministerija gali užtikrinti, kad kitas posėdis įvyks nebe po 3 mėnesių, o iš karto tik tai pateikus patikslintą dokumento versiją? Taip galime, bet ministerija negali patvirtinti, kad sušaukus posėdį tikrai bus kvorumas, nes yra, kaip suprantat, vasaros laikotarpis, tai tikimės, kad visi komisijos nariai atsižvelgs į jūsų prašymą ir surinksime iš karto, kaip pateiksit patikslintą kvorumą. O tai galbūt komisija gali tos patikslinimus tvirtinti ir rašytinę tvarką? Nes mes turime faktinį pavyzdį, kai kovo mėnesį dokumentas buvo apsvarstytas savivaldybės komitete, beje, ten tas minimas kombainų klausimas buvo būtent spaudimas iš savivaldybės komiteto suinteresuotų pusių, kad tas atsirastų kompromisas. Bet nežiūrint į patį sprendinį, tai buvo priimtas ir tik tai šiai dienai mes sugebėjome pristatyti planą komisijai. Tai jeigu ir toliau tokios procedūros truks, tai mes dar gaišim labai daug laiko, tai mes sutinkam pakoreguoti ir atsižvelgti į pastabas, tai norisi tada kažkokio, nežinau, galbūt paprastesnės procedūros, nes pavyzdžiui, tokios pastabos kaip sąvokų suvienodinimas ar finansavimo šaltinių nurodymas prie esamų sumų, tai tikrai nėra esminės judumo plano dalys, tai nėra esminiai judumo sprendiniai. Tai tokie kosmetiniai dalykai galbūt jie gali būti pataisomi ir patvirtinami kažkokia rašytinė tvarka, jeigu tai yra įmanoma procedūriškai. Čia toks tik tai prašymas, pasiūlymas arba pastebėjimas. Duosiu žodį, ačiū Aurelijau, duosiu žodį tada komisijos nariam ir reziumuosime. Tai matau pakėlęs ranką pirmasis Eduardas. Eduardai, ar norite kažką pasakyti? Ne, Dovilė. Gerai, Eduardai, ačiū. Gerai, ačiū. Turiu tokį pasiūlymą, kad nestabdyti proceso, nes tikrai planas yra parengtas, jisai koreguotinas. Aš bent jau neišgirdau kažkokių labai kritinių pastabų, kad čia iš esmės reiktų keisti ir galbūt būtų galimybė tas pastabas įvertinti, atsižvelgti, pataisyti, ką sako plano rengėjai ir mes kaip komisija galėtum tą suderinti ar tai raštu, arba kaip anksčiau darėm, kiek man pamenu buvę tokių atvejų, kad leidžiam suderinti, kaip čia pritariam planui, atsižvelgiant į tai, kad pastabos bus įvertintos ir planas bus pakoreguotas, esam taip darę su kitais planais. Gerai, Dovilė, ačiū už pasiūlymą. Pasiūlysiu komisijos nariam dėl to prabalsuoti, nes sulaukėme iš komisijos narės pasiūlymo. Tai prašau tada tie, kas palaikote Dovilės idėją, pakelkite ranką. Dar palaukime truputėlį. Turime daugumą, tai pagal pateiktą pasiūlymą komisijos nariai su juo sutinka ir tuomet keičiame sprendimą į pritarimą planui atsižvelgiant į pateiktas pastabas. Protokoliniu sprendimu, plus tai, kas išsakyta įraše, nes, kaip minėjau, protokole sudėsime trumpus akcentus ir tada pridedami įrašą bus paprasčiau ir plano rengėjam irgi išgirsti dar kartą pateiktus pasiūlymus iš komisijos narių. Tuomet dėkoju. Dar tik tai pertrauksiu, Gintarė, trumpai. Tuomet dar momentas, ir atsakant į Aurelijaus klausimą, tai lauksime iš pataisyto dokumento ir iš karto jį tik tai gavę pasidalinsime su komisijos nariais, kad galėtų tos pastabos galbūt pateiktos būti raštu dar kartą, kad, sakykime, procesai nebūtų sustabdomi. Tai kai tik iš jūsų sulauksime varianto, iš karto juo pasidalinsime su visais komisijos nariais, kad visiems informacija būtų prieinama kiek įmanoma greičiau.
Tai dėkoju visiems, ačiū už skirtą laiką, ačiū rengėjam už pristatymą. Linkim sėkmingų pataisimų ir lauksim iš jūsų žinių. Geros likusios dienos. Ačiū. 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 Su geru. Gerai.